Sveiki, dėkoju, kad įsijungėte mano ketvirtąją video pamoką. Esu lietuvių kalbos mokytoja ir korepetitorė Viktorija. Šią pamoką jūsų prašymų vėlgi skiriu mokiniams besiruošiantiems lietuvių kalbos ir literatūros VBA pirmąjį dalį, kuri vyks jau šio mėnesio pabaigoje. Jei pirmiau įsijungėte šią video pamoką, rekomenduoju peržiūrėti ir ankstesnėje apie kalbėjimo egzaminą, kurioje pristačiau ne tik egzamino užduotį ir patį kalbėjimą, bet ir stengiausi supažindinti su egzamino eiga bei vertinimo kriterijais. O šiandien, atsižvelgdama į jūsų pageidavimus, pabandysiu detaliau papasakoti, kaip galima nagrinėti publicistinį tekstą, bei pateiksiu kultūrinių pavyzdžių, kuriuos sugalvoti egzamino metu mokiniams visgi būna sunkiausia. Šį kartą pasirinkau praėjusių metų egzamino kandidatų nagrinėtą Regimanto Tamošaičio tekstą "Šis šaunus naujas pasaulis". Žinoma, iki 500 žodžių trumpinta šio teksto versija, na o pilną tekstą galite rasti bernardinai.lt svetainėje. Taigi, pristatau šios pamokos turinį. Pirmiausia, perskaitysime kalbėjimo tekstą, aptarsime teksto žanrą, temą, probleminius klausimus bei raišką, tuomet sukursime kalbėjimo planą, su kuriuo galėtumėte drąsiai eiti į egzamino vertinimo patalpą ir galiausiai vėlgi išgirsite mano 5 minučių kalbėjimą. Kadangi praeitoje pamokoje aptariau žalingą darboholizmo kultūrą ir mūsų vertinimą per produktyvumo prizmę, šį kartą aptarsime publikacijose dažnai pasitaikančią masinės kultūros temą. Taigi, perskaitykime Regimanto Tamošaičio tekstą. Šis šaunus naujas pasaulis. Kodėl reikalinga pramoginė literatūra? Jis svarbi ne tik mūsų laisvalaikiui, bet ir šalies ekonomikai. Pramoginė literatūra nevaizduoja tragedijų, todėl nekelia nereikalingo nerimo skaitytojo sąmonėje, nežlugdo jo psichinių galių. Smagios istorijos palaiko gerą nuotaiką ir netiesiogiai skatina vartojimo entuziazmą. Pramoginė knyga vartotojams tai poilsis po darbų, kad kitą dieną, būdami gerai pailsėję ir smagus, jie dar labiau kibtų į darbus ir suktų verslo mašiną. Pinigai sukasi greitai, štai kur dingsta mūsų laikas ir net nepastebi, kaip besivaikant linksmybių gyvenimas praeina tarsi viena šventinė naktis. Daug tų šventiškų fejerverkų, bet šventumo mažoka. Pramogų verslas yra vartotojiškos kultūros pagrindas, o rimti klasikos kūriniai skatina žmogų nurimti, įsigilinti į save. Jie pristabdo praktinę veiklą, verčia ieškoti gyvenimo prasmės. Toji prasmė yra kažkur aukštai arba kažkur giliai, bet ne buityje. Užsižiūrėjęs į aukštumą žmogus nebenorės grįžti į rutiną ir dirbti visokius nereikšmingus darbus. Juk taip ir sako Vinco Mykolaičio Putino eilėraščio žmogus užsižiūrėjęs į žvaigždes. Ir aš nenoriu grįžti atgalios. Tai yra, jis nebenori grįžti į buitį ir būti paprastu vartotoju. Jam rūpi žvaigždės, amžinybė, nemirtingumas. Iš tokio piliečio jokios naudos. Pramogų siekiančio vartotojo požiūriu gilintis į egzistencinės problemas yra iliuziška ir kartu kenksminga, nesveika. Prieš kažkiek metų bendraujant su užsienio auditorija ir su pasididžiavimu aiškinant jiems apie lietuvių modernistus bei katastrofinių nuotaikų jų kūrybą, Škėma, Radzevičius, Gavelis, pribloškė vieno amerikiečio reakcija. Išpūtęs akis jis pralemeno. Taigi šitie yra nesveiki, jam gydytis reikia. Ir tada supratau, kad apie kai kuriuos mūsų autorius užsieniečiams reikia kalbėti atsargiau, švelniau. Nes juk pasaulis pasikeitė. Kam čia įmanuoti ir skųstis? Taip, sovietiniais laikais mėgome skausmingus gyvenimo klausimus ir vertinome dramatiškąją literatūrą, kuri būdavo skaitoma orientuojantis į gelmę, o ne į bėgančią ekrano eilutę. Tačiau kritiškas požiūris į kančios aukštinimą turi ir tiesos, juk gilinimasis į save ir visokias vidines problemas daro mus pasyvius, neveiksnius. Tragiškos jausenos paralyžiuoja gyvenimo valią, skatina gyventi iliuzijomis. Visos tos mano vidinės laisvės yra tariamos ir nenaudingos. Manau, kad represinė sovietinė sistema darė visuomenę pasyvę,
o tas pasyvumas buvo laikomas tarsi moralinė vertybė, garbinga laikysena. Juk totalitarinėje visuomenėje aktyvumas buvo būdingas tik karjeristams, visokiems prasisiekėliams, skundikams ir panašiai. Visuomeniškai aktyvūs žmonės anuomet būdavo vertinami nepalankiai, tačiau šiandien mūsų literatūra jau yra kitokia, nes kitoks yra mūsų pasaulis. Mes esame laisvi, niekas mūsų nebepersekioja dėl pažiūrų, niekas nereikalauja aukotis, mus valdo nebe valdžia, o informacinės sistemos, kurios sukasi greitai. Gyvenimas darosi greitas. Kai viskas sukasi taip greitai, nė nepamatai, kaip egzistencija netenka transcendencijos matmens, prarandamas gyvenimo šventumo pojūtis. Nes tai vertikalūs dalykai, o vartotojiškas gyvenimas yra horizontalus ir judrus. Dabar ir knygos rašomos be paliovos, jų vis daugėja, nes knygos irgi yra prekė. Gyvename horizontalioje bėgančioje eilutėje, nes informacinėje visuomenėje nėra laiko gilintis, nei kuriant, nei skaitant. O skaito žmonės dabar nepaprastai daug. Visi knibia į mobiliuosius telefonus, į ekranus, visi tarsi labai intensyviai bendrauja, bet tas bendravimas nieko nejungia. Ir knygas šiandien keičia ekranai. Rašytojus nustelbia žurnalistai. Gyvename virtualioje kultūroje ir žinome tik tuos žmones, kuriuos matome ekrane. Juk visiems aišku, jei tavęs nerodo ekrane, tai tu ir neegzistuoji. Tas pats pasakytina ir apie rašytojus. Pirmiausia, įžangoje norėdami pristatyti tekstą, turėtumėte nustatyti jo žanrą. Štai čia iš praeitos pamokos pasikartoja šiek tiek papildyta skaidrė su dažniausiai pasitaikančiais teksto žanrų bruožais. Šis Regimanto Tamošaičio tekstas yra publicistinio stiliaus esė, tad grįžkime į tekstą ir raskime, kas tai parodo. Pirmoje teksto dalyje randame ne vieną pirmąjį asmenį bei subjektyvų autoriaus požiūrį rodantį sakinį. Taip pat paminėta mintis iš Vinco Mykolaičio Putino eilėraščio, o esė dažnai remiasi literatūros ir kultūros pavyzdžiais. O štai čia matome dar daugiau nuorodų į autoriaus nuomonę, taip pat pabraukiau keletą vaizdingų apmąstymų. Pavyzdžiui, pasakymas gyvename horizontalioje bėgančioje eilutėje tai ne straipsniui būdingas objektyvus faktas, o vaizdinga metafora. Taigi, keliaukime toliau prie teksto temos. Tam, kad suformuluotume skaitytos esė temą, rekomenduoju nuosekliai skaitant tekstą trumpai pasižymėti kiekvienos pastraipos pagrindinę idėją. Štai čia matote, kokius sakinius pasižymėjau skaitydama esė. Štai pirmoje pastraipoje kalbama apie tai, kad pramoginė literatūra palaiko gerą nuotaiką, padeda žmonėms pailsėti ir yra reikalinga, kad skatintų ekonomiką bei vartojimą. Autorius rodos kalba pozityviai, tačiau iš tikrųjų jis ironizuoja ir tokį požiūrį kritikuoja. Toliau rašoma apie rimtąją klasikinę literatūrą, kuris skatina susimastyti apie gyvenimo prasmę. Tačiau tai visai nenaudinga sistemai, nes žmogus gali per daug atsitraukti nuo kasdienės rutinos. O trečioje pastraipoje matome požiūrį į egzistencinės problemas šiuolaikiniame pasaulyje. Pavyzdžiui, autorius teigia, kad gilūs egzistenciniai svarstymai vienam amerikiečiui atrodo net nesveiki, o tokia užsienio auditorijos reakcija į lietuvių literatūrą gali lemti, kaip rašoma toliau, nežinojimas, ką reiškia gyventi sovietmečiu. Taigi toliau kalbama apie tai, kad anksčiau buvo vertinama dramatiška literatūra ir vidiniai išgyvenimai, bet kartu tai skatino visuomenės pasyvumą. Tarsi primenama, kaip buvo anksčiau, kaip pasikeitė visuomenė. Čia 4 ir 5 teksto pastraipoje matome panašias idėjas. Tad pavyzdžiui, jei tekste randame pasikartojančias temas, tikrai nebūtina aprašyti kiekvieną pastraipą. Tuomet laiką skirkite raiškai, argumentavimo būdams. Na ir galiausiai sugrįžtama prie šių dienų paviršutiniškumo temos. Akivaizdu, kad dėl greito gyvenimo tempo prarandamas gilesnis gyvenimo prasmės suvokimas. Autorius apibendrina, kad šiandien žmonės daug laiko praleidžia prie ekranų, o žiniasklaida ir virtualus pasaulis nustelbia knygas bei rašytojus. Taigi, viską apibendrinusi, galiu išskirti vieną pagrindinę teksto temą.
Pavyzdžiui, tai galėtų būti vartotojiškos kultūros įtaka literatūrai ir parašyti probleminį klausimą, ar šiuolaikinis žmogus ieško gilesnės prasmės. Šį klausimą galite paminėti įžangoje arba kalbėjimo eigoje. Toliau - raiška. Sugrįšime į tekstą ir panagrinėsime, kokiomis raiškos priemonėmis autorius atskleidžia teksto temą ir problemas. Mokiniams visada primenu, kad kalbėjime paminėti visko tikrai nespėsite, tad nebandykite ir atrasti visų raiškos priemonių. Tekste žaliai pasibraukiau tik tas raiškos priemonės, kurios man atrodo reikšmingos, tačiau net ir jų visų į savo kalbėjimą neįtrauksiu, kadangi pačios svarbiausios man pasirodė teksto pradžioje esanti metafora suktų verslo mašiną. Taip vaizdžiai parodoma, kad ekonomika ir verslas turi nuolat veikti, judėti, suktis. Reikšmingas ir palyginimas su šventine naktimi. Vartotojiškumo supriešinimas su gilesnės prasmės ieškojimu. Na ir intertekstualumas, kurio neparašiau, tačiau tikrai paminėsiu kalbėjime, tai yra nuoroda į kitą literatūros kūrinį. Šiuo atveju mes turime Vinco Mykolaičio Putino eilėraščio Žmogų. O štai čia radau dvi panašiai skambančias metaforas - bėganti ekrano eilutė, tai nuoroda į pramoginį turinį, greitą informacinį srautą. Tad tokia autoriaus mintis tikrai pravers argumentuojant. Kągi, keliaukime prie kalbėjimo plano. Jo neskaitysiu, tačiau sustabdę pamoką galite panagrinėti patys, kokią informaciją parinkau kaip reikšmingiausią ir kokia eilės tvarka ją pristatysiu. Žinoma, jūsų planas gali atrodyti ir kitaip, tačiau primenu, kad būtina laikytis trinarės kalbėjimo struktūros ir neužsisėdėti prie teksto. Skirkite laiko ir pagalvoti, ką apie nagrinėjamą temą galvojate jūs, kokiais papildomais kontekstais galite pasiremti. Galite matyti, kad rėmiausi socialiniu kontekstu bei romanu, kuris jau buvo paminėtas po publicistiniu tekstu pamokos pradžioje, kaip pastaba paaiškinanti, kodėl Regimantas Tamošaitis pasirinko būtent taip pavadinti savo esė. Kadangi šiame tekste nagrinėjama tema ir problemos dažnai randamos ir kitose kalbėjimuose, tiksliau kalbėjimams pritaikytose tekstuose, labai rekomenduoju plačiau pasidomėti Aldous Huxley romanu Puikus naujas pasaulis, kuris gali tapti universaliu argumentu ir jūsų kalbėjime. Kadangi užsiminiau apie puikią knygą kaip kultūrinį pavyzdį, mano Contribui platformoje už simbolinį mokestį galite gauti prieigą prie plačiau aprašytų knygų panašiomis temomis. Tikiu, kad bent kryptingai paminėję knygos autorių, jo kūrinio pavadinimą bei nagrinėjamas temas, vertintojui paliksite apsiskaičiusio mokinio įspūdį. Na, o dabar keliaukime prie paskutinės šios pamokos dalies. Jums pristatau savo kalbėjimą. Perskaičiau Regimanto Tamošaičio publicistinio stiliaus esė Šis šaunus naujas pasaulis, kurioje svarstoma vartotojiškos kultūros įtaka literatūrai ir žmogaus mąstymui. Pats teksto pavadinimas yra nuoroda į antiutopinį romaną Puikus naujas pasaulis, kurį parašė Aldous Huxley. Ši nuoroda leidžia suprasti, kad autorius tekste išsako kritišką požiūrį į šiuolaikinės kultūros tendencijas. Tamošaitis svarsto, kaip vartotojiška visuomenė veikia mūsų santykis su literatūra ir kultūra. Esė kviečia mus visus pamastyti šiandien ypač aktualių probleminių klausimų. Ar šiuolaikinis žmogus dar ieško gilesnės gyvenimo prasmės, ar jam svarbiausias tampa pramogos ir patogumas. Tekste pristatomos svarbios idėjos, kurios pirmiausia atskleidžiamos per autoriaus perspektyvą. Jis rašo pirmuoju asmeniu, kas parodo teksto subjektyvumą bei asmeninę patirtį. Pirmiausia, autorius supriešina vartotojiškumą ir gyvenimo prasmės paieškas. Jis ironiškai kalba apie pramoginę literatūrą, kuri skirta lengvam vartojimui ir poilsiui. Autorius teigia, kad tokia literatūra padeda vartotojams pailsėti ir kitą dieną vėl dirbti bei sukti verslo mašiną. Ši metafora parodo, kad žmogus tampa tarsi sistemos dalimi, kuri turi nuolat dirbti ir vartoti. Dar viena vaizdinga mintis, kad gyvenimas praeina tarsi viena šventinė naktis. Tai reiškia, kad nuolat vaikydamasis pramogų žmogus nepastebi, kaip greitai praeina jo gyvenimas. Autorius sako, kad gyvenime daug šventiškų fejerverkų, tačiau mažai tikro šventumo. Tai yra gilesnės prasmės ir vertybių.
Toliau kaip kontrastas pristatoma klasikinė literatūra, skatinanti žmogų susimastyti apie gyvenimo prasmę. Ji verčia pažvelgti į save, ieškoti atsakymų į sudėtingus egzistencinius klausimus. Tačiau toks mąstantis, užsižiūrėjęs į aukštumas, žmogus nėra naudingas vartotojiškai sistemai. Tekste randamas intertekstualumas. Autorius pateikia nuorodą į Vinco Mykolaičio Putino eilėraščio lyrinį subjektą ir cituoja žodžius "Ir aš nenoriu grįžti atgalios", taip pabrėždamas žmogaus troškimą siekti gyvenimo prasmės. Autorius pastebi, kad šiuolaikiniame pasaulyje gilūs svarstymai kartais atrodo keisti ar net nereikalingi. Tai atskleidžia ir jo pateiktas pavyzdys apie užsienio auditorijos reakciją į lietuvių literatūrą. Kai kuriems žmonėms egzistenciniai kūriniai atrodo pernelyg niūrūs ar nesveiki. Po sovietmečio pasaulis pasikeitė. Gyvenimas tapo greitesnis, o technologijos nuolat skatina judėti pirmyn. Autorius tai vaizdžiai nusako metaforą "gyvename horizontalioje bėgančioje eilutėje". Informacijos srautas yra nuolatinis ir greitas. Žmonės neturi laiko gilintis į sudėtingas idėjas. Taip, žurnalistai ir medijos ima nustelbti rašytojus, nes visuomenė labiau vertina greitą informaciją nei gilią literatūrą. Autorius netgi sako, kad šiandien žinome tik tuos žmones, kuriuos matome ekrane. Su šiomis autoriaus mintimis galima sutikti, nes šiuolaikinė visuomenė iš tiesų yra vartotojiška ir orientuota į pramogas. Daugelis žmonių dažniau renkasi lengvą pramoginį turinį nei rimtą literatūrą. Pramoginį turinį ypač skatina socialiniai tinklai, pavyzdžiui TikTok ar Instagram, kuriuose lengvai pasiekiami trumpi ir įtraukiantys vaizdo įrašai. Tokį turinį žmonės dažnai vartoja nesąmoningai, tiesiog slinkdami ekraną. Tai daug paprasčiau nei skaityti sudėtingą literatūros kūrinį, kuriam reikia susikaupimo ir laiko. Todėl nenuostabu, kad šiandien mokiniai dažnai nenori skaityti privalomų kūrinių. Jie mato ir suaugusiųjų pavyzdį. Daugelis tėvų taip pat daugiau laiko praleidžia prie telefono ir televizijos nei prie knygų. Galima sakyti, kad pramoginė kultūra veikia ne tik jaunimą, bet ir vyresnes kartas. Neatsitiktinai esė pavadinimas siejamas su romanu "Puikus naujas pasaulis". Šiame kūrinyje taip pat vaizduojama visuomenė, kuri siekia patogumo ir nuolatinio malonumo. Romano žmonės vengia kančios, nenori galvoti apie gyvenimo prasmę ir gyvena patogų, bet paviršutinišką gyvenimą. Tokia visuomenė atrodo laiminga, tačiau iš tikrųjų joje trūksta tikrų vertybių, kūrybos ir gilesnio mąstymo. Apibendrindama galiu teigti, kad Regimanto Tamošaičio publicistinis tekstas yra aktualus šiuolaikiniam skaitytojui. Autorius kviečia susimastyti apie tai, kaip vartotojiška kultūra veikia mūsų gyvenimą ir santykį su literatūra. Šis tekstas skatina kiekvieną žmogų pagalvoti, dėl ko iš tikrųjų gyvename. Ar tikrai tik dėl pramogų ir patogumo? Tik skaitydami rimtąją literatūrą galime suvokti, kad gyvenime kiekvienas turime savo misiją, tačiau tam, kad ją įgyvendintume, negalime leisti pramoginiai kultūrai tapti mūsų kasdienybės dalimi. Ir ne veltui poetas Vytautas Mačernis rašė: "Niekur taip greitai neišsenka jėgos, kaip sėdint minkštame fotelyje." Viskas, tai buvo tik pavyzdys jums, kaip galite planuoti savo kalbėjimą. Vėlgi primenu, kokią informaciją paminėjau kiekvienoje kalbėjimo dalyje. Įžangoje pristačiau teksto autorių, teksto pavadinimą, žanrą, temą, probleminius klausimus, taip pat teksto tikslą ir vienu žodeliu adresatą. Pirmoje dėstymo pastraipoje aptariau svarbiausias idėjas, teksto problemą, kartu paminėdama raiškos priemonės, tačiau dar tikrai būtų galima paminėti ir autoriaus toną ir nuotaiką. Antroje dėstymo pastraipoje pristačiau savo nuomonę bei kultūrinius pavyzdžius, šį kartą juos parinkau visai paprastus, socialinių tinklų kontekstą ir L.D. Huxley romaną "Puikus naujas pasaulis", kurio tematiką išplėtojau ir susiejau su Regimanto Tamošaičio tekstu. Na ir pabaigoje dar kartą paminėjau nagrinėtą tekstą, apibendrinau pagrindinę idėją ir pristačiau, kuo šis tekstas aktualus mums visiems kaip vartotojiškos kultūros daliai. Viskas, dėkoju tiems, kurie žiūrėjote šią video pamoką iki pabaigos ir tikiuosi, kad artėjant kalbėjimo dalies egzaminui pasinaudosite mano patarimais ir video pamoką pasidalinsite su draugais. Daugiau video pamokų, kaip sėkmingai ruoštis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminams, patalpinsiu savo Contribui platformoje, kurios nuorodą rasite video aprašyme.
Sakau iki kitų susitikimų. Su jumis buvo mokytoja Viktorija.